Labas, Kesas, šiandien parodysiu 3 būdus, kaip galima išsilyginti lentą. Pirmasis būdas bus vien tik tai naudojant rankinius oblius. Antrasis būdas bus naudojant rankinį oblių ir reismusą. Ir trečiasis būdas bus naudojant tik tais reismusą. Turiu lentą, ne per daugiausiai, bet šiek tiek yra išlinkusi. Man reikia ją nusiobliuoti, išsilyginti, ką tokiu atveju daryčiau. Dabar pirmiausia, tai šitos lentos išorinės dalis yra aukštos, o vidury yra įdubimas. Tai pradėti lyginti yra šiek tiek lengviau ir paprasčiau. Tai dėl to nuo čia ir pradėsiu. Tai pirmiausia, ne išilgai augimo krypties obliuosiu, o statmenai. Tokiu atveju nusiimsiu va štai šitą kraštą. Šiek tiek, kad jisai nebūtų labai aukštas, nes jeigu obliuosiu nuo savęs stumsiu, labai nemažas šansas yra, kad štai šita dalis man paims ir nuskils. Tai kad to nebūtų, šiek tiek tą kraštą nusižeminau 45 laipsnių kalpų, pavertęs oblių. Dabar, kai obliuojame, kad būtų lengviau, šiek tiek parafino paimame per oblių, perbraukiame kelis kartus, šiek pasidaro daug lengviau obliuoti. Tokiu būdu obliuodami mes nuimame pagrindinius nelygumus nuo artimiausio mums krašto ir tolimiausio mums krašto. Na ir jeigu jau vidurys yra labai įdubęs, tai mes vidurio net nekabinsime tol, kol nepriartės oblius. Nepriartės šitie aukščiai prie vidurio pakankamai. Bet jau pamatome, kad pradeda nuiminėti vidurį, mes visą laiką galime dėtis štai taip savo oblių ir tikrinti, kur yra aukščiau, kur yra žemiau. Ir kai mes tai padedame, sudarome štai šitoj dalyje štai šitoj dalyje sudaro šešėlis ir šviesa ateinanti pro tą kampą daug geriau matosi. Ir pagal tai mes puikiai žinome, kur mums reikia obliuoti. Dabar šiek tiek nuėmus visą laiką patartina šitą kraštą pasižeminti, nes kitaip gali išplyšti, kai aš jau pradėjau daryti iš esmės. Taigi pasiėmiau pačią geriausią turbūt lentą, kokią galiu rasti. Turiu 2 šakas, turiu sukimąsi medienos, tai pati geriausia, kokią galėjau susirasti. Pats kaltas. Gerai, dabar pasitikrinu. Ir tai daryti verta ganėtinai dažnai. Matau, kad šitie kampai jau žemai, viskas gražu. Dabar, kad išlyginčiau, turėčiau pradėti taip obliuoti. Ir jeigu viskas gražu, viskas gerai, nieko prieš augimą aš neobliuoju, tai niekas net plyš ir galės man leisti turėti lygią lentą. Nusilyginau, tikrinuosi visą laiką su obliaus kraštu, kur yra aukščiau, kur yra žemiau. Ir tai darydamas galiu visą laiką nustatyti, kur reikia man obliuoti. Tai tokiu būdu, jeigu turiu štai šitos išorinius kraštus aukštesnius, jeigu turiu vidurių aukštesnį, tada daugiau laiko praleidžiu obliuodamas vidurį, kol nuimu jau tą dalį, kuri yra aukšta.
Bet visą laiką reikia nepamiršti tikrintis su obliumi. Ar toksai oblius nėra jokio skirtumo iš esmės, kai turime tokias nedidelės lentas. Šiaip jeigu jau kalbant iš tikrųjų, tai kuo didesnė lenta, tuo mes turime naudoti didesnį oblių. Iki tos akimirkos, kai mes prieiname prie lyginimų ir jau glotninimų proceso, tada jau turime naudotis mažesnių obliumi. Kai mes bandome naudotis pačioj pradžioj, tai mes iš esmės neturėtume 4 numerio oblių, mes turėtume naudoti kitokį šiek tiek. Bet kadangi turiu čionais Lietuvoje pirktą paprastą 4 numerio oblių, tai jo burna, šitas tarpelis yra beprotiškai didelis, tai aš jį naudoju kaip ir pirmąjį tą oblių, kuris nuima nelygumus. Dabar jau šitas yra 5,5 numerio oblius pas mane, jisai jau yra gerokai didesnis ir gerokai platesnis. Tokiu obliumi mes galime nuimti drožlę, kuri yra daug platesnė, bet jam įstumti reikia daug daugiau jėgos. Tai kadangi jis yra daug ilgesnis, jisai iš pradžių ims aukščiausius nelygumus per visą ilgį, kurie yra aukščiausi nelygumai ir tada važinės per juos. Jeigu mes imame štai šitą oblių mažiuką, tokį nedidelį 4 numerio, tai jisai ims daug daugiau nelygumų iš karto, bet problema kokia tada, kad mes turime būtinai naudojantis liniuotę tikrintis, ar mes nedarome viduryje kalno, o šonuose, kad yra žemiau. Tai turime būtinai taip patikrinti. Jeigu mes patikriname su liniuotė, viskas gražu, nėra jokio kalno, nėra jokio dubimų, galime toliau, bet būtinai reikia liniuotis. Dabar, kai jau priėjome prie glotninimo etapo, tai reikėtų nebe šitaip laikyti oblių, bet reikėtų jį šiek tiek pasukti šonu, kad mūsų oblius atsiremtų į kuo didesnį paviršaus plotą. Nes dabar, jeigu mes remiamės ir dedame taip oblių, tai jis remiasi tik tiek lentos. Tai tikrina lygumą tik tiek lentos ir padaro ją lygiai tik tiek. Palyginus su tiek lentos. Jeigu mes jau statome taip oblių, tada jis padarys lygumą atsižvelgiant į visą lentą. Ir kaip aš matau, vis dėlto pasiėmiau pačią geriausią lentą, kokią galiu tokiam parodymui. Čia į tą pusę kyla, šitoj bus plėšimas dabar, kaip įsivaizduoju. Taip. Jeigu obliuoju šitą dalį, vieną pusę jinai kyla, plešia. Jeigu obliuoju šitą pusę, šitenais, ten plešia. Tai pati geriausia pasirinkta lenta. Tai va tokiu būdu, be jokių prietaisų, galime prasilyginti lentą savo ir turėti. Tai dabar čia pirmasis būdas, jeigu mes turime tik tais oblių. Tai išsilyginau šitą lentą, dabar naudojantis stačiu kampu, tikrinu kampą šitą ir žiūriu, kurioje vietoje man reikia lyginti, kurioje man vietoje reikia nuimti daugiau medienos, kurioje man reikia palikti medienos. Ir jau šitas kraštas, kuris yra geras, su juo visą laiką tikrinos, su juo visą laiką nusistatinėju, su juo visą laiką lyginu visą kraštą. Taigi visą laiką tikrinu su tuo kraštu ir dabar matau, kad
Čia yra šiek tiek žemiau negu čia. Tai ką dabar daryti? Niekados mes neturėtume su štai šita dalimi bandyti reguliuoti peilio pavertimą. Nes iš esmės galime jo pavertimą reguliuoti naudojant štai šitą rankenėlę. Tai jeigu turiu čia žemiau, vadinasi, čia yra daugiau medienos. Tai ką aš darau? Dedu oblių taip, kad nuimčiau daugiau medienos nuo šito krašto. Dabar šiek tiek daugiau užsėdu, plačiau oblių, dar plačiau, dar plačiau. Ir dabar jau pilną imu. Ir vėl tikrinu. Nu. Jeigu atvirkščiai, turiu čia daugiau medienos, tada oblių dedu daugiau šiton pusę, nes peilis prie pat obliaus krašto neprieina. Tai jeigu aš jį uždėsiu šiek tiek ant krašto, tai man ne visą pjūvį ims, man ims tik tais šiek tiek nuo šitos dalies. Ir taip pasitikrinu, kiekvieną kartą turime gražiai ir turime gražiai. Tai va, turiu dabar pasidariau. Šitą dalis lygi pasitikrinau. Šitą dalis lygi, tai užsėdu F face. Ir dabar žinau, kad šitas kampas yra 90 laipsnių kampu, 90 laipsnių su šituo paviršiumi, tai čia, kur F išeina, štai tokia žymė. Dabar ką darau toliau? Toliau pasiemu brėžtą, nesvarbu kokį, ar tokį, su adatėlė, ar su voleliu brėžtą. Bet gal biškutį geriau būtų su adatėlė, nes kai mes žymime palei šitą augimą, tai gali palei augimo krypti ir nuvažiuoti adatėlį. Tai ką dabar aš darau? Aš susirandu aukštį, kuris yra mažiausias, kampas, kuris yra vidurys, kuris yra mažiausia dalis, ploniausia vieta, atsidedu to dydžio brėžtą. Čia, matau, yra ploniau. Dar ploniau. Nu, štai toks. O čia jau yra gerokai storiau. Ir čia yra gerokai storiau. Tai dabar visą laiką brėžto štai šitą atramą, kur jau yra tas pinas mūsų, dedu prie mūsų face tos žymos, paviršaus to, jau kuris yra lygus, o kojelę brėžiu žymę ir nesistengiu visą laiką vienu brūkščiu tai daryti. Daug nedidelių įbrėžimų. Čia. Ir žymė. O šitam žemiausiam kampe beveik išnyksta iš esmės. Ir dabar
lygiai tas pats čia. Ir va dabar turiu jau aukštį, kurį man reikia nusiimti. Štai. Dabar turiu jau aukštį, kiek man reikia, vat, štai čia tiek nusiimti, čia beveik nieko apskritai nereikia nusiimti. Kad pasidaryčiau priešingą pusę lygiai grečią priekį. Ta patį galiu pasidaryti jau ir po to su šita dalimi, tada imti brėžtą, bet reikia jau tada turėti nemažą brėžtą, kad galėčiau išsilyginti. Kitas variantas, jeigu neturime jau tokio ilgo brėžto, tiesiog galime paimti, bandyti lygiai tokiu pačiu būdu su 90 laipsnių kampu, su tačiu kampu išsilyginti, bet tas niekados nebus visiškai tobula ir paralelu. Šitie vat, du šonai gali nelabai tapti. Gerai, tai toksai būdas yra naudojant visiškai rankinius įrankius. Dabar antrasis būdas, kaip tai padaryti, naudojant ir rankinius, ir reismusą. Tai pirmoji dalis visiškai tokia pati, kaip ir prieš tai buvusi, turime išsilyginti mūsų vieną paviršių. Dabar jo lygintis iki tobulo lygumo mums nereikia. Mums svarbiausia ką padaryti? Mums padaryti, kad padėjus šitą lentą ant paviršiaus, jinai nesivartytų ir kad jinai nebūtų susisukusi. Dabar apie susisukimo lyginimą aš šiandien visai čia nekalbu. Tas yra parodyta jau yra atskirame video, kur kalbu apie štai šitos profiliukus, winding sticks, kam jie yra skirti ir kaip su jais naudotis. Tai šiandien aš apie juos nekalbu. Tai pasižiūrėti galite apačioje, yra įrašas. Dabar ištikinome, kad jau mūsų šita lenta nesiūbuoja, patikriname visus kampus, viskas gražu, vidury išlinkimo irgi nėra, galime tada leisti ją per reismusą. Tai reismusas padarys lygiai gretų apačią su viršum ir jau kai turėsime visiškai gražų lygų viršų, ir nors jeigu ir turėsime kažkur čionais vietų, kur nėra visiškai tobulai gražiai nuobliuota, mes galėsime tada apversti, kai turėsime jau gražią apačią, ir išsilyginti viršutinį mūsų jau pagrindinį tą paviršių. Tai jeigu jau šitos vietos neprivedėme iki tobulumo, tai bet turime šiek tiek išlyginti paviršių, bent jau taip, kad jisai įspaudus nesiūbuotų, nejudėtų. Dabar paskutinis būdas, kaip išsilyginti, tai trečiasis būdas, jau kaip išsilyginti naudojant visiškai vien tik tai reismusą, yra štai toks. Gerai, trečias būdas, neturiu siauresnio nieko trumpesnės jokios lentos, tai aš naudoju štai šitokią lentą išsilyginimui ant reismuso. Ji kitoj pusėje daug gražesnė, nėra labai jau graži, bet daug gražesnė yra. Padaryta gamyklos lygi, deduosi čia, dabar turiu vėl vieną pusę įlinkusi, kitą išlinkusi ir matom, girdim, kad juda. Tokiu atveju negalim praleidinėti, nes vėl prispaus iš viršaus, išlygins lentą ir vėl sudarys tokią pačią. Tai reikia arba kažkokių, nežinau, medžio gabaliukų, prikišti juostelių. Nu, prikišau popieriaus čia po apačią, kad išsilenkimas šitoksai nesuspaudžiant, išsilenkinėtų daugiau. Čia užkišau pagaliuko, kad nebejudėtų. Ir dabar tiesiog leidžiam pro reismusą, matėt ne kartą, kaip tai dariau, ir išsilyginu viršų. Na, prieš tai dar be abejo apklijuosiu kraštus su karštais klijais. Praleidžiu pro reismusą, išsilyginu viršų, nulupu nuo šitos lentos, apverčiu lentą, praleidžiu pro
reismusą vėl ir turiu lygią lentą. Tai va. Ačiū, kad žiūrėjote. Tai 3 būdai, kaip išsilyginti lentas, naudojant vien tik tai rankinius įrankius. Antrasis būdas yra naudojant rankinius įrankius ir reismusą. Ir trečiasis būdas naudojant vien tik tai reismusą. Paspauskite like, jeigu patiko mano vaizdo įrašas. Ačiū visiems, kad žiūrite. Aš vaizdo įrašus išleidžiu kiekvieną antradienį. Paspauskite subscribe, paspauskite like mygtuką, pakomentuokite, ar patiko ar nepatiko toks vaizdo įrašas, ar nusišnekėjau šiandien, ar nelabai šį kartą. Ir šiandien tiek. Viso.